Na tai ką jūs, sveiki atvykę į mūsų didžiausią smėlio dėžę, vėjimo aikštelę. Tai jo, kaip supratot, pasidarėm jojimo aikštelę. Neblogai. Tai jo, užtrukom mes čia, kol čia viską pasidarėm. Bet viskas gavosi gerai. Dar darbo, aišku, yra čia su jie, bet dirbti galima. Taip, lengvai dabar. Nes vis tiek, kadangi naujai atvežtas žvyras, jam reikia laiko susigulėti. Dar biškelis tokio aparatėlį pavažinėsim. Tai šiaip kviečiu pamatyti, kaip mes čia viską darėm, nes užtrukom. Šiaip, kaip ir pasakyti, ganėtinai greitai padarėm, bet kai dirbant tik tai dviese, bet irgi tarp kitų darbų. Bet galiu pasakyti, kad tikrai dirbom, užtrukom ir viskas prasidėjo tikrai čia jau gan senai, bet susivežti žvyrą ir pradėti lyginti pradėjom prieš gerų porą savaičių. Tai va, tai dabar kviečiu keltis atgal į praeitį, kaipgi viskas čia pas mus prasidėjo ir susitiksim jau dabartį vėl. Negaliu patikėti, bet nebėra krūvos. Liko dar ten visur biškelį, bet čia kur biškelį aukščiau. Tai dar reiks patvarkyti čia, aišku, bet nebėra visos didžiosios krūvos. Aišku, turim va tokią dar krūvą dabar. Čia yra visi betonai su armatūram, kas buvo šitoj didelioj krūvoj. Jo, bet šiaip žiauriai smagu, kad bent jau judam į priekį. Aišku, čia žolytė nupjauta būtų geriau matytus, bet nieko. Tai va, didelės krūvos nebėra. Tai toliau vyksta darbeliai, tvarkant didinant aeronteną arba darant aikštę. Tai šitie dar neišvažiavo, bet išvažiuos. Ir čionais dabar vyksta irgi nukasimas. Čia yra dar šulinys, tai mes jį turėsim uždengti, dangčiu betonu. Ir tada čia biškelį eina prakasimas va ten, nes ten yra išbėgimas, tipo kaip gravelis. Tai tam, kad nes čia biškelį, kaip čia pasakyti, tokia įduba, va čia realiai, kur aš stoviu, čia tokia yra įduba. Žiūrėkit, kaip aukštai atrodo iš tikrųjų frontpenas, aukštai jisai. Tai čia reikės per vidurį tiesim melioracijos tą vamzdį, jį užklosim ir tada jau galėsim užpilti žvyrų. Tai pirmiausia dar vyksta biškelį, kur nusikasimai, taip va čia, kad nubėgti tada vanduo per vamzdį galėtų ir kad, kaip sakoma, nebūtų vandens. Nes čia būna jau stovi vanduo ir ten būna stovi vanduo, o toj vieta. Tai tam, kad nestovėtų visai aikšteliai, čia biškelį dar reikės palyginti, nes čia biškelį yra aukštesnė vieta ir dėl to vanduo kaupėsi šonuose. Tai pirmiausia reiks dar padaryti nukasimus tokius, kad viskas subėgtų va čia į vidų ir tada va tenais. Na va, labai daug laimės, nes atvažiavo pirma krūva žvyro. Žiauriai faina. Smulkus iki 16 mm. Tikrai dar ne vienos reikės. Dar bus važiuojam.
Jo, tai kas čia vyksta dabar? Va šita krūva betono, kuri buvo, jie jau pabiškį vežasi iš čia. Aišku, čia dar liko nemažai, bet, realiai kas buvo, tai čia jau juokas. Va, realiai tik tai va šitie, ir čia yra dar smulkesnių visokių. Jo, ten nusikasė, čia dar vis šita viena krūva, nes savaitgaliais mes nevežam žvyro. Ir va čia, jeigu neatsimenam, tai čia buvo irgi betono aikštelė. Jie visą nukasėm, pasirodo pačioj smėlis. Tai viskas okei, tai čia nais prarinkom didesnius visokius akmenis, plytas kokios buvo. Nu ir ką? Liko išvežti tą krūvą. Biškai čia prasilyginsim dar visur, tada patiesim melioracijos vamzdį, uždėsim plevelę ir jau pradėsim žvyro pilimą. Aišku, ten kur rontpenas, tai ten dar irgi reikės biškai pakasinėti, nes ten žolės. Tai vienoj pusėje, kitoj pusėje reiks dar biškai pakasinėti, kad išlygint, nuimta žolės, bet nes čia nebus labai wow, čia visur užsipils žvyras, tai tada bus gerai, vis tiek judinsis ir neaugs tiek to žolės. Tai jo, va taip va kol kas, procesas dar vis vyksta. Taigi, dabar yra išlyginta, kiek yra galima, kiek eisim, tenais irgi iki kiek eis aikštelė yra išlyginta. Ir kaip matot, atsirado biški žvyro, tai atsivežėm 4 mašinas, priekabus žvyro. Dar aišku, čia dar reiks. Ir įsimatavom pasimatuot drenažo vamzdį. Tai dabar beliko išties drenažo vamzdį, pauždėti plevelę. Ant jo tada pradėsim jau pilti, lyginti aikštelę. Ten dar toliau, kur yra rontpenas, dar tvarkysim biškelį, nes reiks nuimti rontpeno šituos sienelę vieną ir tada irgi iš ten biškelį palyginti. Bet jau panašu. Čia iš kitos pusės gaunasi, tai čia rontpenas, viskas okei. Buvom biškelį iškasę rontpeną ten ir va ten, matosi tam kiek patamsėjimai, nes ten čia tose vietose iškylo blokai, luitai akmens. Juos reikėjo išrauti, nes jau viskas jau, tiesiog arkliai gali kojos nusilaužyti. Tai žodžiu, išrovėm, vėl viską gražiai uždėjom, vėl pravažinėjau, patraukiau jau šitą, nes va šitas tulpelis, šitas, tas ir tikriausiai dar va tas biškeliais tolyn. Jie išsiraus, išrausim juos ir nuo va šito pirmos durų tulpelio eis iki va šito kampelio, iki namelio kampelio ir tada ten tolyn. Tai va, kol kas taip, nes čia iškasėm šitą vietą vamzdžiui, nes jisai ten nueis į tą pusę. Uždėjom šulinį, kad nieks neįkristų. Nu žodžiu, čia dar reikia visur nukasti, bet jau panašiau. Tai va. Visai bus daug vietos, galiu pasakyti, jot. Galiu pasakyti, judam. Biškį išlyginom, kiek turėjom žvyro. Toliau klojam drenažą vamzdį. Apdėjom plevelę, kad neiškiltų. Ir ardom jau rontpeną, tai jau ardytas.
nukasta, kur reikia. Tai dar va ten žalias plotelis nedidelis. Išlyginsim dar kiek galim. Ir viskas, ir tada jau toliau tik žvyrą vežti ir dar lyginimo, daug lyginimo. Ai, va šitą dar drenažo vamzdį reikia ištiesinti jį dar. Reikia, kad išbėgtų vanduo. Pasirodo mūsų smėlio dėžė, kalnai įdomus ir nežinau, čia gal lapiukam, nes prie mūsų čia netoli gyvena prie fermos. Tai, va, prašom. Smėlio dėžė, lapiukam. Bitė, o gal tu čia? Nes va ten irgi toj pusėj. Ne, sakyk, manęs naktį nebuvo. Taip. Ja. Reikia toliau atlyginti. Taigi, judam toliau. Biškelį užsidėjom juostelę, iki kur turi eiti aikštelė. Aišku, biškelį duosim daugiau į išorę, nes čia vis tiek užsipils, kad gražiai būtų. Tai jo, dabar yra taip, dar liko viena krūva. Aišku, jinai visiškai nestumdyta, bet mes čia ją kitur dar biškelį. Žodžiu, va čia dar pasitvarkyti norim visur. Nu, tai taip. Tai dar panaudosim to žvyro, bet aišku, čia yra dar labai daug ir čia yra dar labai storai faktas, kad dar susimaigys kažkiek, dar vamzdžio galas, nes va čia reikia iškasti, išsiveš metaliukai ir patiesim. Jo, bet va dabar jau palyginu šiaip neblogai, čia nais viskas susigula, nes važinėja vis tiek technika ir jinai vis tiek suspaudžia, kažkiek sutrombuoja, bet jau vis panašiau. Ten vamzdis, va, bitė bėga jau, bet va bitė dar padaro duobelės tokius. Tai dar reikia patrombuoti čia, aišku. Bet po biškį ir biškelį čia šitą seną raunpeną patvarkėm, nes čia buvo vidury va čia kalnas. Tai biškį nukasė kalną ir žodžiu, dar vis tiek reikės čia visur aptvarkyti, aplyginti. Čia dar atvežėm biškį žviriuko, nes ten biškelį tokia duobelė. Aišku, čia aukščiau, čia gali net matytis. Aš tai matau, kad čia nais tokia įduba, bet tenais vėl yra kalnas toj pusėje, čia irgi kalnelis. Bet žodžiu, čia yra ta žemiausia vieta, kad išbėgtų va ten vanduo. Bet dar įsilygins. Nu žodžiu, tai dabar atrodo va taip kol kas. Bidautėlis. Nu tai ką, atrodo vaizdelis iš tikrųjų pasikeitęs, kaip buvo prieš tai. Aš atsimenu, ten krūva buvo, čia buvo didžiausia krūva. Buvo betono luitai, čia irgi buvo metalo laužo. Nu, žodžiu, čia ko tik čia žodžiu nebuvo. Ir tikrai pasakysiu, kad nėra gal, kaip čia pasakyti, lengviausia vieta pradėti dirbti su daryta aikštelė. Aišku, iš vienos pusės labai faina, kad apačioje yra dar ir nemažai ir betono, bet jis iš vienos pusės yra ir gerai, ir negerai. Nes tada turim pilti daug daugiau žvyro, tam, kad žirgai kojų nenusidaužytų. Tai, bet iš vienos pusės labai smagu, pavyzdžiui, va kaip ten jau su žemėm yra susimaišęs žvyras, nu ir jis toksai tamsus. O čia, dėja, bet čia to nebus. Čia liks visą laiką geltonas šitas žvyras. Tai mes, kadangi vis tiek darėm ir norėjom daryti normaliai, tai mes dėjom ir drenažą, ir ant to vamzdžio dėjom plevelę. Bet, kaip ir sakiau, darbo dar vis tiek čia yra daug, nes žvyrui reikia susigulėti. Mes dar su tokiu spec aparatu čia viską sutrombuosim, kad biškelį susigulėtų viskas. Aišku.
ant šitos sienos yra planas padaryti laikiklius kartims. Nes kur jas dabar dėti? Galiu va čia vadėti, va ten. Tai va, nes jos dabar ten ant žemės pas mane. Tai laikiklius kartim. Tai reikia dar kuoliukus visus reikia šitos medinius. Nudažysim baltai, tam, kad būtų susivienodytų su tuo, kas yra ten gale. Ir šiaip tvarkingiau atrodo. Balta juosta, balti kuoliukai, labai gražu. Tai va, tai ir jau šiaip esam su žirgais išbandę. Zavaduo dar biškelį gal klampoka, bet čia tik laiko klausimas, kaip sakoma. Mes po biškį vis tiek ir lyginam ir trombuosim, su technika važinėjam tam, kad vis dar irgi susitrombuotų kuo labiau viskas. Bet šiaip galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tikrai yra neblogai. Pažiūrėkit, kokia milžiniška. Wow! Tai jo, tai šita aikštelė gavosi dabar mums apie gal 20 ant 50. Aišku, tas kampas, mes palikom tą kampą užlenktą, nes ten buvo rauntenas, tai mes jį ir palikom tenais tokį, dėl to, nes ten eina kelias, o jeigu būtumėm norėję kampų, tai tada būtų biškelį pasimažinus aikštelę ir iš vienos pusės labai geras tas apvalinimas bus dirbti su jaunais arkliais, kai reikės ar mokyti vaikyti. Žodžiu, kad nebūtų tų mažiau kampų. Tai va, tai iš tikrųjų jinai tokia nemažylė čia jinai gavosi. Mano planas buvo visiškai kitoks. Aš norėjau galvojau, tik iki šitos sienos galėsiu gauti aikštelę. Bet pažiūrėkit. Jėzus, kaip daug vietos. Tai va, tai iš tikrųjų žiauriai smagu, galiu pasakyti. Ir daug įdėjom darbo, daug įdėjom laiko. Užtrukom, kaip sakoma, tokie dideli projektai ne taip greitai pasidaro. Dirbam tik tai dviese. Tai, kaip matot, padarėm daug. Ir dabar jau labai džiaugiamės, kaip sakoma, rudenėliu. Nes jau, kadangi įdėjom ir drenažo vamzdį, tai iš tikrųjų labai smagu, kad jau turėjom tokio nemažo lietučio. Ir šita aikštelė neplaukė. Aišku, bus matyti, kaip čia su laiku, bet kadangi dėti vamzdžiai, tai tikriausiai bus galima dirbti gan ilgai, kol neužšals viskas. Nes tiesiog vanduo tas nubėgs ir tokia apysausė ta aikštelė tokia bus. Tai iš tikrųjų žiauriai faina. Tai aš aišku darysiu šiandien biškelį prasėjo tiek Baltija, tiek Titnaga. Bet aš su jais video padarysiu kitą kartą. O šį kartą aš atsivesiu Vincių ir pažiūrėsim, kaip Vincius įvertins mūsų aikštelę, nes Vincius dar sutvarkyto aikšteliai nebuvo, jisai buvo va ten va gale, kai ten išpylėm smėlį, jisai iškart aprūvino, iškart pradėjo voliotis, tai mes atsivesim Vincių ir duosim jam čia, kaip sakoma, išsivoliot. Pažiūrėsim, ar jis aprūvins mūsų šitą aikštelę, ar ne. Tai va, atėjom su Vinciumi į aikštelę. Taip, jis jau čia vieną kartą nusivoliojo, nespėjau nufilmuoti. Labai greitai jisai sako. Pažiūrėsim, ar dar kartą voliosis. Ne. Yra čia tau čia vietos Vinciau, oho, čia visas hipodromas pagal tave, pagal tavo dydį. Aišku, smagu turėti tokio gero žvyro, smėlio. Čia maišytas žvyras su smėliu. Kad va, pasidaryt spa kažkokį. Pasivoliot. Ne, Vinciau? Va, Vincius nusprendė, kad dar galima pasivoliot. Labai gerai. Mums tinka, Vinciau, kad tu volioji. Dar kartą? O? Sunku persirident. Persiridengi. Nebedaug trūksta, Vinciau. Jaunuolis. Tai jo, šiaip žiauriai smagu, galiu pasakyti, šita aikštelė, kaip sakoma, daug metų svajota ir jinai pagaliau atsirado. Daug dėl jos dirbom, kad jinai čionais būtų. Ir va, pagaliau. Tai reiškia, svajonės pildosi. Tai jo, mes išbandėm Vincius dar kartą einam pabandyti. Mes išbandėm, aš su Baltija ir Titnagu irgi išbandžiau šiandien jau. Tai labai smagu.
faina, kad jinai yra visiškai vietoje. Aš nežinau, ar įmanoma dar arčiau pastatyti aikštelę, negu pas mus. Nes, Vinciaus užpakalis. Nes čia yra pastatas, va šita, čia yra arklidė. Palauk, Vinciau, čia yra arklidė. Ir iškart durys gale ir iškart durys šalia aikštelės. Tai vieną posūkį padarai ir tu jau aikštelį. Nu, žiūri, iš tikrųjų smagu, kad čia jinai taip arti, tai ir su jaunais mokinant irgi labai bus gerai. Tai mes einam, Vinciu, paleidau. Tai viskas, mes einam jau su Vinciuku ilsėtis, tiksliau Vinciukas eina namų čia, nes jisai dar naktį būna dabar jau viduj, taip, jam reikia būti viduj nakčiai, tai mes jį parvedam. Tai žodžiu, labai smagu, kad buvot, nu gerai, nebeina Vincis jau. Tai labai smagu, kad buvot kartu ir susitiksim tikrai dabar tikrai daug greičiau, nes, kaip sakoma, paslaptis išaiškėjo, darbas yra jau atliktas ir dabar tik tai beliko, kaip sakoma, jie džiaugtis, kurti video, dirbant joje su arkliais, tai pamatysim, planų yra visokių, tai ačiū, kad buvot kartu ir čia pas mus dar dirba aplinkui visi žodžiai, darbininkai. Tai ačiū, kad buvot kartu ir susitiksim kitam video. Iki.